Nesenai atskridome į Italiją, į Bergamą ir važiuojam tokiais nuostabiais keliais. Vaizdais vienas gražiausių Alpen Resort Bivio Livigno su nerealiai gražiu panoraminiu baseinu ir mes atvykstam į tokią žiemą, Lietuvoje 17 kovo mėnuo, o čia Tadam. Livigno yra labai ypatingas regionas, toksai taip ir vadinama Mažosios Alpės, nes čia labai ilgai laikosi sniegas, labai anksti iškrenta, labai vėlai nutirpsta, iki gegužės mėnesio gali būti Alpen Resort Bivio lauko zona. Labai gražus baseinas, viską iš eilės pamatysim. Nu ir kaip jums registratūra, viešbutis renovuotas, labai gražus. Šiaip pastaba, ne visi kambariai yra renovuoti, bet registratūra ir dalis kambarių yra labai gražus. Livigno ne tik slidinėjimo kurortas, yra labai populiarus dviračių kurortas ir aš taip su pirmą žvilgsnį noriu labai jums parodyti fainas baras. Labą dieną. Oi, labą dieną. Ką jūs? O Dieve, koks gražus, toks tipiškas Alpių viešbutis. Labai fainai. Labai laiminga Ligita, atvykome savo viešbutį, užeinam tik į registratūrą, mums pasisekė, kartu su mumis didžiulė lietuvių kompanija, Indrut pamojuok, nauja pradedančioji, tai gaunam raktus, raktai atrodo, žiūrėkite va taip, su šitą apyrankę mes einam į kambarį, einam į spa. Įdomi tokia sistema, prie baseino pakilom liftu į 2 aukštą ir dabar jau sekam nuorodas, gyvenam 5 šalia namelį. O čia užeinu į visiškai tokį patį kaip standartinį, bet jau yra panorama kambarys. Šiaip jų kainos ryškiai skiriasi, standarto ir panoramos. Tai pliusas pagrindinis, tuos kelius šimtus eurų jūs mokat tik už šitą vaizdą. Nu, bet vaizdas tai vau, tikrai labai spūdingas, išeisiu lauk pažiūrėt. Aha, balkonas didesnis ir, kaip gražu, vaizdai į kalnus. O jeigu norit dar geresnių kambarių, tai reikėtų rinkti suite ir jie yra renovuoti, dideli ir tikrai be galo gražus. O tai kur čia vonia? Aha, čia taip įdomiai. Vonios kambarys yra mažesnis negu anam standartiniam. Na ir va. Mažutis, bet toksai tipiškai itališkas, viskas yra gerai, lovos atskiros, norit susistumėt, norit nesusistumėt. Visai liuks. O čia Alpen Resort Bivio pats paprasčiausias standartinis kambarys. Mažas. Tai va, čia yra tas variantas, kur kambarys yra nerenovuotas, bet, ką žinau, užtenka kaip su patalynė. Bent jau yra kaldra, tai yra gerai. Pagalvė negumbuota, irgi pliusas, mūsų spinta. Biškiukai jau kraustėmės. O kaip su minibaru? Minibaro nėra, nu ką. Vonios kambarys. Nu, toksai, sakykim taip, standartinis kambarys tikrai kuklus. Bet yra pliusų, yra baseinas. Ne baseinas, balkonas. Baseinas irgi yra. Ok, balkonas yra. Kėdės balkone yra. O, ir netgi gražų vaizdą turim. Neblogai. Mūsų pirma vakarienė, įspūdingai paruoštas stalas, labai ačiū viešbučiai, sakė, su vaizdu negali, bet gavom vaizdą. Tai kai prasideda pirma diena, ateinam, visos laimingos, batai žiauriai nepatogus, bet išsinuomojam batus, sninga, šiandien neslidinėjom. O rytoj ateisim čia slidinėt. Viskas labai puikiai.